Evangelija pagal Luko 11 skyrių 47-54 eilutės. Toliau klausomės, kaip Jėzus kalbasi su savo tautiečiais ir pagal taisyklės, pagal įstatymų išpildymą pavyzdingais piliečiais. Tačiau toje kalboje, kaip ką tik tai klausytės, ten nėra susižavėjimo jų pavyzdingumu. Viešpats nedaro jokio priekaišto, kad jie blogai laikosi žaidimo taisyklių. Priekaištas, arba sakykime tokia mintis, jinai beldžiasi, kai jis kalba Biblijos puslapiais į savo tautiečius, jis beldžiasi ir į mano širdį. Tie fariziejai – istorinis palikimas, rašto aiškintojai – istorinis palikimas. Biblija kalba čia ir dabar. Taigi dabar Jėzus kalba čia esantiems. Būtų visiška nesąmonė, dabar jeigu aš pamokslaučiau kam nors, kuris ten yra miesto aikštėje, kažkur tai parke, kur dar kažkokiai sporto salėje, kur žmonės užsiėmė kitais dalykais. Viešpats kalba tiems, kurie pas jį atėjo. Mes atėjom pas jį į jo puotą, logiškai, karalius su mumis šnekasi. Ir dabar tokia džiaugsminga žinia, nes perskaičiau Evangeliją, ne? Prisimenat žodis Evangelijų, džiaugsminga žinia. Tai ta džiaugsminga žinia skamba taip ne visai džiaugsmingai, vargas jums. Ir po to jisai primena tiems savo teisiesiems, sako, jūs statote pranašams paminklus, galim mūsų laikais pridėti, dedat visokias atmintinės lentas prie namų, prie skersgatvių, sankryžų, vadinat aikštės, ką ten dar, miestus, gatves pavadinimais tiems mūsų tautos didvyriams. Tačiau sako, o jūsų tėvai juos žudė. Ar taip yra iš tiesų? Ar tai galima pritaikyti mums, krikščionims, katalikam, lietuviam? Toliau jisai kalba, kad taigi pavadindami aikštės, gatves, dėdami atmintinės lentas, jūs pritarėte savo tėvų darbams, jie žudė, jūs statėte paminklus. Aišku, daugelis iš mūsų galėtum pasakyti, palauk, šitas sakinys mums netinka. Argi, žinote, kad taip žudė režimas. Tas režimas tai buvo caro laikai, iki nepriklausomybės 1918 metų, mes beros apie 200 metų buvom carinės Rusijos okupacijai, tai ten ko tik nedarė, ir korė mūsiškius, ir žudė, tai buvo režimai. Aišku, jie veikė mūsų pačių, mūsų lietuvių rankomis, ten nebuvo, kad tik tai okupacinė kariuomenė kažką darė, ten daug darė ir kolaborantų. Tas pats, kaip atsitiko, kai mus užėmė 40 metais sovietai, žinote, kad nepriklausomos Lietuvos vyriausybė išvakarėse, tai buvo 1940 metai, birželio 15 dieną, tą datą kažkaip gerai įsiminiau ir noriu, kad ši data įsirašytų šiandien ir į viešą erdvę. Lietuvos valdžia suėmė gynybos ir saugumo ministrus, sovietinės Rusijos įsakymų. Lietuva dar neokupuota, kariuomenė stovi dar tik prie Lietuvos sienų. Lietuvos ministrai, tie patys, kas ten seimūnai, kurie prisiekė ginti Lietuvą, neišduoti konstitucijos, suima saviškius ir atiduoda kam?
okupantą. Ką padarė su tais suimtaisiais? Juos nužudė. Jūs apie tai girdėjot? Čia aš tokius istorinius puslapius vartau šiek tiek. Toliau, manau, pasakot nereikia, kiek ir kur mūsų tautos žmonės išsigandė visokiais būdais, kas dirbo su vienu režimu, kas dirbo paskiau su fašistiniu režimu. Kaip jūs manot, kodėl tiek žydų buvo daug išžudyta Lietuvoje? Jūs manot, kad vokiečiai žinojo, kuri šeima yra žydai, kurie ne? Ne. Ypatingai, kai jau įsislapstė mūsų Lietuvos žydai, slėpėsi kas kur galėjo. Kas juos įdavinėjo? Tikrai ne rusai, ne sovietai, jau jų nebuvo. Įdavinėjo kas? Katalikai. Tie patys katalikai. Čia kaip vieno beros Plungės seniūnas ar ten meras, kai nacija atėjo, netgi Pakutuvėnų statytoje Povilą Pūkį pakvietė pakrikštyti 50 žydaičių gimnazisčių, kad jas pakrikštytų. Sakė, jeigu jas pakrikštysi, jos liks gyvos. Ir Plungės klebonas pakrikštijo jas ir tada šis katalikas ciniškai pasakė, nu va, dabar galėsim sušaudyti žydaitės, gimnazistės, jos eis į dangų. Ha, ha, ha. Taip darė kas tokie? Mes. Tikrai patikėkit, mes nesam geresni už kažką, kas buvo praeitį. Taigi čia yra kalbama, kad mes labai budėtumėm, nesvarbu kas tu esi, katalikas, pravoslavas, protestantas, jokio skirtumo, pasirodo, kad mumise gyvena ir tas Judas, išdavikas viduje, ir šventasis. Priklausomai, kurį mes maitinsim, tą išdaviką, senąjį aš, o tą fariziejų prisitaikėlį, ar maitinsiu tą šventąjį. Ir priklausomai, kokį maistą duosiu, kokį maistą valgysiu, išbandymų metui atėjus, va kai buvo tada sovietmetis, kai atėjo paskiau nacijai, aš pasielgsiu atitinkamai. Jūs manote, kad tuometinis to miesto meras, katalikas, iš prigimties pakrikštytas, jisai kada nors gyvenime pagalvojo, kad padarys tokį baisų nusikaltimą? Manau, kad ne. Paprasčiausiai aplinkybėms susikloščius žmogus virsta arba gyvuliu, arba šventuoju. Ir štai čia Jėzus, jisai ir pacituoja tuos visus dalykus, sako, žiūrėkite, šiandien kas stato paminklus. Kai žiūriu, Birželio 14 dieną matau tokį vaizdą. Tie, kurie yra vyriausybei, kurių tėveliai, pilna to žodžio prasme, tėveliai trėmė, buvo stribai, žudė, kai kas kankino mano tėtį, amžinatilsį. Jie Birželio 14, kadangi ministrai yra šiandien valdžioje, jie su tokiu nuoširdumu gailisi ir vardina, atgailauja. Kaip ten, žinai, mes, va, tas juodo kaspino diena, Birželio 14, žiūriu, man juokas ima. Tie patys, tiesiog liežuvis neapsiverčia, bet reiktų pasakyti, kurie save kildina iš išrinktosios tautos ir yra vyriausybėje, jų tėveliai buvo saugumiečiai, stribai, gaudė mūsų patriotus, žudė ir kankino, jie yra valdžioj. Ir jie stato paminklus, jie taip pergyvena, kad Lietuvoje plevėsuotų trispalvė. Jie taip pat ciniškai nuėminėja mūsų didvyrių lentas,
greuna paminklus. Va, tai čia kalbama apie tokį kontekstą. Daugiau neišsiplėsim, svarbiausia pamoka kokia yra mums. Žinot, visada reikia kažkaip užbaigti geroji žinia, perskaitėm. Na ir kokia čia ta geroji žinia? Sako, aš jums sakau, kad iš mūsų visų bus pareikalauta atsakyti už mūsų padarytus veiksmus. Tai yra geroji žinia. Žinot, kodėl gera? Kadangi jau žinome, kokį namų darbą turim padaryti. Čia mes įvardinom eilę į amžinybę iškeliavusių mūsų brolių, seserų. Čia vieni tada mirė, kiti tada. Ir mes galim padaryti pasiryžimą, štai čia, šitoje vietoje, kad stengsiuos, galbūt nepavyks, bet stengsiuos skaityti Dievo žodį, stengsiuos nebūti abejingas Lietuvos istorijai. Nesakysiu mano troba kaimo gale, aš nieko nemačiau, nieko nežinau, palikite mane ramybėj. Nuo šios dienos pradėsiu domėtis netgi politiką. Nes jeigu aš nesidomėsiu politiką, neišmoksiu istorinės politinės pamokos, pasikeitus aplinkybėm, aš darysiu tas pačias klaidas. Taigi geroji žinia. Ir po to viešpats, jisai jam iš ten išėjus, rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo labai įpulti, visai kamantinėti, tikodami ką nors pagauti iš jo lūpų. Ir geroji žinia, kad kai jūs pradėsite gyventi sąžiningai, kai jūs maitinsitės sveikų maistų dvasiniu, jūs būsite dėmesio centre. Šitie visi rašto aiškintojai fariziejai, bandykit prisiminti tuos momentus, kai žymų žmonės, gyvenantis pagal sąžinę, kur nors tie išeina iš kokios viešos vietos, juos užpuola ta žiniasklaida su kamerom, žinot, tokie, ten su tais mikrofonais, toks įprastas vaizdas, kažkur tai, kai žiūrime žinias, visi nori tavęs paklausti, o ką turėjai tu tai minty, ir norės tave pagauti. Čia viešpats labai puikiai, jisai su jais nebendravo. Šiuo atveju nebendravo. Kitais atvejais Jėzus į klausimą atsakydavo klausimą. Tokiu būdu tuos visus blogiukus, sakykime, blogiukus perkelinę prasme, nes visi žmonės yra geri, tuos suvedžiotus, apgautus nuodėmės ir taip toliau, jis juos iš karto deda į vietą. Taigi, atsakom pasaulio blogiukam į klausimą klausimu ir gyvenam pagal sąžinę. Amen.